tobula, kas paprasta. Kompaktiški automatiniai kavos aparatai Zylė. Elegant Home. Kurkime įkvepiančius namus kartu. Poilsio kompleksas Melno rezidencija. Pirmasis toks pajūryje. Sveiki, būsto anatomijos žiūrovai. Šiandien jūsų dėmesiui mokykla Herojus. Šiandien susitinkame su architektu Adomu, taip pat pakalbinsime ir mokyklos vadovą Andrių. Keliaujam pasikalbėti. Labas, Adomu. Sveikas. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad skyrei šiandien čia laiko ateiti, pasifilmuoti į šį jūsų naująjį projektą, Natkevičiaus ir tavo bendrą projektą, Gintauto, ar ne? Herojaus mokykla Kaune, buvusioje Spindulio spaustuvėje, Gedimino gatvėje. Tai Adomai, iš tikrųjų, papasakok apie patį projektą iš architektūrinės pusės, nuo ko viskas prasidėjo ir ką jūs čia darėte kaip architektai. Labai malonu pašnekėti apie šitą ypatingą iš tikrųjų projektą. Komanda dirbo, tai čia daug didesnė, čia paminėsiu šiek tiek gal eigoje, bet principe yra statytojas, kuris turėjo šitas patalpas, buvusi Spindulio spaustuvė. Pati spaustuvė nuo tarpukario iš esmės egzistuoja. Čia buvo toks sovietinis pastatas, kuris gal savo verte, vadinkim, tokia architektūrinė, jis nėra vertingas, bet kaip industrijos paveldo, nes vis dėlto Kaunas buvo industrinis miestas, tai mums pasirodė, kad tai yra vertinga. Ir apskritai tas požiūris, kad atrodytų, viską galima turbūt išgriauti ir ten išlyginti ten tas visus požymius, tai mano galva jis jau tampa nelabai aktualus. Ir vat kartais, ypač mieste esančius objektus, reikia pažiūrėti biškį naujom akim ir bandyti gal atrasti galimybę juos konvertuoti į kažkokią naują funkciją. Tai įdomumas yra tame, kad Andrius iš tikrųjų atvyko su kitų pamastymų kitoj vietoj su projektu ir mes pasikalbėjom ir aš jau mačiau pagal jo ambicijas, jo tokį profesionalų nusimanymą ir aš mačiau, kad tiesiog mums ta kita vieta, o tai buvo ten Gertrūdos gatvė, kad tiesiog jisai ten netilps su savo programa mokyklos. Mokykla yra dėkinga tuo, mokykla tai nėra daugiabutis. Jam, žinai, yra visai kita struktūra. Ir mokykla, jinai visą laiką gali, tai kas yra sena, netikėta ir nelabai kam nors tinka, labai gali tik mokyklai. Žinai, nes tai ir mokyklai tokiai, kurią Andrius atstovauja. Tai tas yra labai įdomu. Ir paaiškėjo, kad taip ir yra. Tai mes sugalvojom tokią schemą, kad tada, reiškia, negriaunam, nestatom kažkokio naujo, o tiesiog darom to pastato kapitalinį remontą. Reiškia, mes viską paliekam, negalim keisti tūrio, matmenų nieko negalim keisti, bet galim keisti fasadus, galim keisti vidų, kiek mes norim. Gintautas, jisai atvedė šitą užsakovą pačiam statytojui. Ir čia yra unikalus atvejis tuom, kad visa struktūra buvo labai išgalvota nuo pirmo eskizo pradžios. Sugalvojant, kaip ne tik kaip architektūriškai jį vėl per naują prikelti pastatą, bet tuo pačiu kaip ir atliepti tos šiuolaikinės mokyklos tą funkciją, kažkokią visiškai naują požiūrį, tą gyvenimo būdų ir panašiai. Tai tuom šitas pastatas turi labai daug tų sluoksnių skirtingų, kurie yra labai įdomus iš esmės ir kūrybiškai pažiūrėta ne tik į architektūrinę prasme, bet ir funkcinę prasme ir edukacinę prasme lygiai taip pat. Labas, Andriu. Sveiki. Tai norėjau už tavęs išgirsti tavo paties uždavinys šiam pastatui, architektui ir pagrindinis tikslas. Ką tu norėjai čia pasiekti ir kaip tu dabar jautiesi? Tai jaučiuosi tai gerai. Svarbiausia. Smagu. Tiesiog gal norėjosi turėti pastatą, kuris tarnauja švietimui, ugdymui. Funkcija labai svarbi. Mokyklose apskritai galvojant, tai
daug kvadratinių metrų netarnauja švietimui. Ten, žinot, koridoriai, administracinės patalpos kažkokios. Vestibiuliai, kurie tiesiog praeinamosios zonos ir ten visi arba greit prabėga, arba juose nebūna, tai taip neefektyviai. Taip sakė, neefektyviai išnaudojami plotai. Tai mes viduje sprendėm, kad kiekvienas kvadratinis metras turi turėti funkcionalumą, tai administracinių čia tų patalpų daug nereikia iš esmės, koridorių nereikia, tai jeigu yra atvira erdvė, joje gali vykti ir ugdymas iš karto ir tai, šitą funkcionalumą mes stengiamės įgyvendinti ir atidaryti mokyklą visuomeniai taip pat. Tai mūsų, antai, pavyzdžiui, pirmas aukštas, tai yra prieinamas ir išoriai, ne tik čia besimokančiai bendruomeniai, tai seminarai vyksta įvairūs ir, nežinau, vakaronės ir spektakliai ir tai aš manau, kad tas pastatas turi tarnauti visuomeniai plačiąja prasme. Komanda tai daug didesnė, tai yra architektai Eglė Savodnikaitė, Audronė Dzingienė, konstruktoriai Pirmas planas, Mindaugas Vaidelys, bet aišku, ir tas įsiliejimas Herojus mokyklos, kaip sakant, vadovų, tai vienareikšmiškai labai svarbus buvo. Tai Andriaus tas indėlis, diskutuojant apie funkcijas ir apie tą gyvenimo būdą, tai čia buvo labai svarbus. Iš esmės pastatas industrinis, visiškai atsietas buvo nuo miesto gatvės ir ką mes padarėme, tai demontavome perdangą cokolinę, taip gavome pirmo aukšto šitą didžiulę erdvę, gatvė susitinka su mokykla, tai reiškia vaikai, tėvai, yra tas ryšys tarp gatvės ir praeivių, iš karto tokia tas vidaus ta veikla, tokia ta gatvė užpildo irgi gyvenimu labai stipriu, tuo pačiu išnaudotas kai kurios rūsio patalpos, atsiranda erdvės suformuoti amfiteatrui. Tai mes esame šitame amfiteatre, tai reiškia, jūs daug ir perdangų čia pragriovėt, ką Domai paminėjai, ne, kad reiškia, kada mes atėjome nuo gatvės, dabar mes turim viską, reiškia, žemės lygį, ar ne, turim didžiulius langus, jūs pragriovėt, gavot aukštį, reiškia, čia irgi pragriovėt tą, kaip sakyt, kažkurią tai perdangą, kad rūsio nebūtų. Tai čia tokia gaunasi jo amfiteatrinė erdvė, kur vaikai čia gali jau valgyti, bet tuo pačiu išnaudoti ir amfiteatrą patį. Ir lygiai taip pat gali vykti kažkoks renginys, paskaita, kažkokia pristatymas šitoje erdvėje, kuri turi natūralią šviesą. Tokia labai, kaip sakant, gyva ir funkcionali erdvė. Čia turbūt tikslas yra spinduliuoti tą laisvės pojūtį. Iš esmės, vaikai juda, vaikai gyvi yra ir ta aplinka, jie tokia, turėtų kažkaip tais laisvai leisti judėti, formuoti ją, keisti. Dėl to mes turime tik tai sienas, kurios suformuoja, perdangos, kur suformuoja funkcijas tam tikras, bet baldai yra visiškai laisva kūryba čia. Ta mintis, ta tokia savadautojo idėja, jinai pasiteisino. Man ta nuojauta tokia buvo, kad tai, kas yra gal kitam netiktų ir tai būtų minusas, mokykloje tampa privalumu. Ir mokyklų mes esam projektavę bent kelias, žinom tą patirtį. Aš žinau, kad jeigu ne herojus ir ne toksai žmogus, direktorius kaip Andrius, gal ten nieko ir nebūtų. Salė yra irgi netipinė, matome ir konstrukcijas kažkokias paliktas, net ir sienas. Buvusio pastato, kuriuose matosi langų, kažkokio buvusių epizodai ir panašiai. Netipinė salė todėl, kad, kaip čia, pati mokykla mato, kad poreikis yra visai kitoks. Vaikai maži, čia yra pradinė mokykla, tai reiškia, ir erdvės biškai kitaip gali būti organizuojamos. Nereikia bėgioti per pilną salę tenais, taip galima šiek tiek tas funkcijas išskaidyti po patalpas, dėl to mes turime 2 sporto sales mažesnės iš esmės. Tai va, nors krepšys, man atrodo, yra tinkama aukštį. Šitą laiptinę, matau, visiškai naujai darėte, ne? Jo, laiptinės yra naujos, liftų šachtas, visi, vadinkime, komunikacijos yra jau naujos. O liftai vėlgi dėl ir neįgaliųjų privalomų, ne? Neįgaliųjų, taip, be abejonės. O, čia turime jau 2 aukšto klases.
Tai va čia yra, jau vadinkime, tas edukaciniai tie aukštai prasideda. Jie turi tam tikrą simetriją, realiai dvi skirtingos, kaip sakant, zonos, kuriuose turim klasės, grupės, visokios užsiėmimo kabinetai, vadinkime, kažkokią mokytojų, kažkokią kambariuką ir erdvę, kurioje mokytojai beje šiaip pagrindė sėdi bendroje erdvėje su vaikais. Tai yra vienas modulis, o kitas flangas yra visiškai už centrinės dalies lygiai toks pat, identiškas. Yra visiškai simetriška mokykla iš esmės, tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Matome rūbinę, už jos yra muzikos erdvė, kurią jau dalinasi abu flangai. Anoje pusėje mes turim vėl identišką situaciją, kiti mokytojai, kita grupė, kiti moksleiviai, kita klasė, kitaip sakant. Mes turim tą industrinę estetiką šalia labai aktyvę, bet vaikai aktyvesni ir jų tas gyvenimas, ta edukacija, paveiksliukai, žaislai, knygos, instrumentai mokymosi, tai man ta tokia, aš vadinu tai minkštojo ir to kietojo audinio, ta tokia sinergija čia labai graži ir labai išsireiškia. Vaikai, vaikų mokyklos, darželiai mes esame įpratę. Tai tarsi turi būti medis, tapetai su drambliukais ant sienų, paveikslai su saulutėm, ten, žinai, žibuoklės. Čia visiškai atšiauri aplinka, autentiška atšiauri aplinka, bet mes galvom, kad tai ir gali suveikti. Reiškia, kad vaikučiai, jų tėvai, ta herojaus bendruomenė matytų tarsi kitą tam pastate matytų istoriją, kaip jisai kito, kaip iš spaustuvės, staiga jisai tapo, žinai, viskas nusivalė ir kaip jisai tapo tokia, kai žmonės sako, tapo gulbė. Netapo gulbė, aš sakyčiau, jisai gal kokiu tapo, gal kokiu liūtu. Mes įveikė tam tikrą filosofinį ir psichologinį kitokį, čia sukūrėm, tokį objektą. Aš manau, kad tai yra svarbu. Ir antras ir kitas aukštas, vėl kitoks, sakau, labai toks visuomeniškas, bendruomeniškas. Tai šita erdvė kažkokia ypatinga, jinai yra, žinai, tokia daug tūrio ir visas open space'as. Bet tai klega gyvenimą, žinai. Prie tų labai aiškiai išreikštų funkcijų, be abejonės yra ta dvasia coworkingo, nes čia mokosi vaikai, tuo pačiu dirba ir žmonės, ir dirba, kaip mokyklos yra, marketingo turi čia savo specialistus, kurie kūrė, vienu žodžiu, ten ir turinį kažkokį, tai ten buhalterijos ir panašiai, tai visi dirba vienoje, grubiai šnekant, erdvėje, bet tuo pačiu vaikai lygiai taip pat atlieka čia savo kažkokią gyvenimo momentus, kažkokius tenais, ar spektakliai, ar kažkokie ten kiti užsiėmimai, ar galų gale pamokos. Tai va, sakau, nėra tokių labai aiškiai išreikštų funkcijų, apart tuose dviejose aukštuose, tuose bendruose erdvėse. Yra tas toksai, tas erdvių universalumas labai pabrėžtas. Adomai, iš tikrųjų tikrai unikalus ir įdomus projektas. Žinai, man čia būnant iš tikrųjų jausmas toks, aš taip refleksiją turiu savo vaikystę, kur atsimenu būdavo pradinė mokykla, po to gimnazija, būdavo siauri koridoriai, kažkokio didelio ryšio su tais mokytojais, apart to, kad tu susitinki klasėje ar kažkokiam renginį nebūdavo. Ir čia aš stoviu, žinai, čia yra tas, kaip tu sakai, open space, ta erdvė tokia, žinai, ir čia man tas jaučiasi. Mokiniai bėgioja tarp mokytojų, nori pasikalbina visi kartu. Man iš tikrųjų jaučiasi tas, kad noras suartinti visus ir kad tai būtų viena bendruomenė, žinai. Tai iš tikrųjų jausmas čia būtent toks. Man tai atrodo, kad tas labai praturtina tas toksai matymas, kaip viskas yra susipynę ir iš tuo pačiu žiūrima su daug tokio laisvės požiūrių ir tuo pačiu neatrodo, kad tai turėtų kaip nors kenkti tai tradicinė edukacija kažkokia. Nes man atrodo, tas tokios čia erdvės dalinimasis yra,
Bet tuo pačiu ir to žinių dalinimasis yra labai čianais toksai ryškus. Ir man tas labai daro įspūdį. Ir kažkokia ta demokratija, tokia laisvės pojūtis, tas šviesos, to klegesio ir tų tokių stabilių, stacionarių tų struktūrų buvimas vienoje visumoje tiesiog tokį labai gražų bendrą tokį kūrinį sukuria. Ir man dėl to yra neatsiejama nei pati architektūra, nei istorija šitoje vietoje, nei tie patys vartotojai, kurie ir, kaip sakant, mokiniai ir ta pati mokykla, kuri vartoja ir naudoja šituo pastatu, naudojasi. Tai yra visiškai vientisas kūnas, tai man tas labai patinka ir palieka tokį gerą poskonį burną. Adomai, ačiū tau, ačiū, kad skiri laiko. Iki sekančių susitikimų. Jeigu jums ar biurui, ar namams reikalinga tam tikra būtinė technika, tai čia visada gali padėti mūsų partneriai, namų technikos ekspertai, įmonė Krinona. O su specialiu kodu, kurį rasite čia apačioje, visą laiką galite gauti ir specialią nuolaidą. Tai kodėl jo nepasinaudojus? Įmonė Krinona. Dažnai žiūrovai mūsų klausia, kaip mes keliaujame į savo filmavimus. Būsto anatomijos komanda šį rudens sezoną keliauja su naujoji Volkswagen Tiguan. Ir naujoji Tiguan galima rinktis su 3 tipų varikliais. Ekonomiškas dizelinis, taip pat benzininis, bei benzinu ir elektra varomas. Būtent su šio 3 tipo varikliu vieną elektrą galima nuvažiuoti daugiau negu 100 km. Taigi, jeigu norite patys išbandyti šį naują Tiguan ar kitą Volkswagen modelį, informaciją, kaip tai padaryti, rasite čia. Šiandien atvykome čia apžiūrėti šio nuostabaus skandinaviško stiliaus namo ir šiandien pasikalbėsime su įmonės Audrineta dizainerė Rasa apie audinius, jų pasirinkimo namuose ir ne tik. Keliausime į vidų. Labas, Rasa. Labas, Jūrai. Labai džiaugiamės būdami čia šiandien šiame rojaus kampelyje. Paskutinį kartą buvome susitikę jūsų projekte, kuris buvo netoli Klaipėdos, o šiandien esame visai kitoje vietoje. Tai koks tai projektas? Tai iš tikrųjų gan įspūdingas projektas, spalvingas, drąsus, savo spalvomis, išskirtinis interjeras, kurio viena sudedamųjų dalių yra užuolaidos. Labai džiaugiamės, kad klientas įsileido į šiuos gražius namus, kur, kaip matome, vaizdas pro langus iš tikrųjų įspūdingas. Tai dabar keliausime į tas zonas, kur yra jau jūsų pagamintos užuolaidos ir pasikalbėsime apie medžiagiškumą ir apie spalvas ir ne tik, ar ne? Būtinai. Keliaujam. Pagrindinė misija buvo sukurti drąsų, išraiškingą, įspūdingą, išsiskiriantį interjerą, kuris atspindėtų kliento asmenybę, kuris namuose jaustųsi puikiai bet kurio paros metu. Tai sujungime estetinės savybės su funkcinėmis savybėmis. Rasa, o kaip būtent šiame projekte, kiek klientė pati buvo įsitraukusi ir ar tai palengvino jūsų visą tą parinkimą medžiagiškumo tų pačių užuolaidų? Papasakok daugiau. Puikiai asmenybė, labai džiaugiamės susipažinusios su ją, jinai nuo pat pradžių žinojo, ko nori, kokios spalvos ją domina, kokio audinio jinai norėtų. Tai iš tikrųjų mūsų kaip dizainerių darbą labai palengvina. Jis suteikia mums visiškai pilną kūrybinę laisvę įgyvendinti šį projektą, kuo puikiausiai įsitraukdama pati. O iš tikrųjų aš tokios medžiagos dar pats nesu niekur pamatęs, sutikęs, kiek esam kartu ir filmavęs. Jinai tokia standi labai yra. Kuo jinai skiriasi nuo kitų naktinių užuolaidų? Man būtent įdomus tas standumas jos. Kodėl jinai tokia? Jinai iš tikrųjų standi, todėl kad jinai yra su pamušalu. Su pamušalu pati užuolaida yra įsiūta. Matote, yra kantavimo juosta įleista, pamušalinė šonė ir visa ta tęsia būtent pamušalas mūsų ryškus, dryžuotas, vertikaliai irgi einantis, išlaikantis aukščio tokį jausmą, kur pati užuolaida drąsiai kontrastuojasi su gėlių motyvų
raštu. Pats audinys yra jisai drobinio audimo, labai atrodo natūraliai. Kaip matome, mes esame gamtos apsuptyje, tai tikrai nesinori kažkokių ten, žinot, švytinčių aksominių užuolaidų, būtent norime išlaikyti tą šilumą, autentiškumą, to visą pat harmoniją, visą tą paveldą, kuris tiktų klientui, taip, nes būtent jis ir norėjo išsaugoti tą intimumą, subtilumą, kad jam būtų jauku ir gera ir ypač miegamoji daly. Rasa, iš tikrųjų turiu dar klausimą. Žinau, kad iš detalių susidaro interjero visuma ir žmonės, atrodo, pasikabina užuolaidas, įsirengia namus ir tada reikia lovatėsės, ar ne? Ir čia aš jau matau, kad yra priderinta, tai net nebejoju, kad čia jūs ir pasidarbavot. Ypač miegamojoje erdvėje tikrai rekomenduočiau būtinai pasisiūti lovatėse, nes tiesiog visą tuo galima ir užbaigti, tarkim, tą miegamojo interjerą. Pati lovatėse su užuolaidom gali iš tikrųjų ir kontrastuoti, gali būti giminingai spalvos panašios, gali, tarkim, baldo gobeleno faktūra taip pat su lovatėsės audiniu sutapti ar šiek tiek skirtis. Norėčiau taip pat parodyti, kokio grožio yra lovatėse pati, puikiai priderintos pagalvėlės, gėlių motyvai, nebijota imti geometrinio rašto ar ne, figūrų pagalvėlių, tarpusavėje spalvos harmoningai susipina, pačios lovatėsės kantavimo juostelė štai įleista yra pagalvėlės rašto, pats pamušalas yra minkštas ir glotnus odai, kuomet pats palėti. Na ir žinoma, prieikim prie užuolaidų. Noriu pažymėti, kad tai lygiai taip pačiai yra pamušalo audinys užuolaidoje, o pačios užuolaidos yra pagalvėlės. Rasa, čia šiame darbo kambaryje, svečių kambaryje, ar ne, nes čia turbūt kažkas ir atvyksta ir nakvoja, matau, kad parinkote kitokio tipo audinius, papasakok truputėlį plačiau. Čia, kaip suprantu, mes turime rytinę saulę, kartais norisi ir išsimegoti, truputėlį ilgiau, galbūt ryte pradėti darbus. Svečiam nepratusiems, taip. Tai iš tikrųjų, aišku, tos užuolaidos turi dėrėti ir prie viso interjero. Tai kadangi, kaip matome, daug yra paveikslų, spalvų, tai užuolaidas deriname prie būtent sofos, spalviškai, kad tiktų prie užuolaidų. Pačios užuolaidos yra taip pat drobinio audimo, eglutės rašto, čia aišku taip nesimato puikiai kaip gyvai. Pats audinys yra 100% blackoutas, kurio kita pusė, žinot, ne lateksinė ta kieta, o būtent irgi vilnelės tipo. Ir labai graži čia. Ir gražiai, žinokit, ir liesti ją taip maloniai, žinokit, švelniai, viskas. Čia toks ir gali būti ir labai racionalus sprendimas, būtent vėlgi, valdant kažkokius tai biudžetus, ar ne? Taip. Super, labai gerai. Tikrai. Linkiu klientams nebijoti ryškesnių spalvų, įvesti kažkokių raštų, naujų pinimų, kurie suteiks interjerui iš tikrųjų subtilumo ir puikią harmoniją. Iš tikrųjų, mūsų asortimente gausų ne tik užuolaidinių audinių, bet ir baldinių audinių, kurie puikiai tinka baldų apvilkimui. Turime ir natūralių pluoštų, turime ir sintetinių, ir odų, įvairių tekstūrų gaminių. Tie patys baldiniai audiniai, kai kurie plonesni tinka ir užuolaidom, storesniem, kurios galbūt gali būti butaforinės ar ne. Nes tikrai baldiniai audiniai pasižymi išskirtinių raštų, kurie tikrai išsiskiria. Rasa, iš tikrųjų jūs teikiat visą tą servisą, ar ne, ir parenkat medžiagas ir atvažiuojat, pakabinat, jeigu labai reikia, nukabinat, nuvežat, išplauna jas, vėl grįžta, vėl pakabinat. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi būdamas šiame spalvingame projekte ir labai lauksime sekančių kvietimų, mes ir mūsų, manau, tikrai žiūrovai ir pamatysime naujus jūsų projektus. Tai ačiū tau. Ačiū tau. Iki. Iki. Na ką, Būsto anatomijos žiūrovai, baigėsi dar viena mūsų laida. Kaip visuomet jums sakau, ačiū, kad žiūrite, su jumis pasimatysime jau kitą šeštadienį tuo pačiu metu. O visas mūsų laidas galite rasti ir mūsų YouTube bei Spotify platformose. Prenumeruokite, spauskite like, užduokite mums klausimus. Iki!
Tobula, kas paprasta. Kompaktiški automatiniai kavos aparatai Zylė. Elegant Home. Kurkime įkvepiančius namus kartu. Poilsio kompleksas Melno rezidencija. Pirmasis toks pajūryje.